Taip, kad būtų gera įžanga, tai noriu pasakyti. Žinot, kaip būna, kai įrašus darai, pavyzdžiui, su stumtraukė vienos tonacijos, paskui ta stumtraukė būna iškeliausia į pardavimą, tai ką darom? Pasimam paprastą harmoniką ir ieškom išeities. Tai čia aš tik tiek pasakau, nu, kad kažkaip gal kitaip skamba negu kad mes norim, bet buvo proga kūrybiškai. Bet įrašuose skamba taip, kaip nori. Taip. Na, mus pirmus padarė, kad reiškia mes čia dabar visą tą. Ne visai visą dar. Taip grosiu, kaip norėsim.
kad yra ir meilė. Tai dabar antras kūrinys yra meilės požymė. Nuoširdžiausias ačiū Raskilai, jos vadoviai Romai Rošieniai ir smuikininkė Akvilė Raškutė, ne? Iš Olandijos. Žau? Iš Olandijos atskrido. Iš Olandijos atskridom. Nu, klausykite, mes irgi sekasi, ne? Va, iš tikrųjų, nepaprastai graži šventė, iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi, matydamas čia daug tiek gražių žmonių susirinkusių ir man šiek tiek priminė prieš daugelį metų čia įvykusi antrąjį Dzūkijos kultūros kongresą, kai čia vyko mokslinė konferencija ir netilpo žmonės, kurie norėjo išgirsti ir Savukyno pranešimą labai įdomaus, galų gale Paviloninės dainuojamo pranešimo apie dzūkų kultūrą. Va, bet man dabar aš matau labai daug matytų ir labai daug nematytų žmonių. Būkit mieli, pakelkite rankas, kas iš Dzūkijos, ar daug čia yra Dzūkijos? Aha, dabar taip, iš Aukštaitijos. Yra iš Aukštaitijos, ne? Iš Suvalkijos. Irgi yra. O iš Žemaitijos? Ką čia? O, yra! Iš Žemaitijos yra. Bet tai ką, mes galim sakyti, kad čia susirinko visa Lietuva. Galima sakyti, ne? Va, iš tikrųjų susirinkome nepaprastai gražų dalyką į naujos knygos pristatymą. Va, tai čia turėjo būti įjungtas televizorius, turėjo sukti video filmas, kadangi mes turim tokią neblogą medžiagą nufilmavę, kaip Jonas Gregaravičius su žmona dar kankliuoja, dainuoja, su fisharmonija groja savo namelėje, štai Merkinėje, kadangi jisai vargonikavo paskutiniuosius savo gyvenimo metus Merkinėje praleido štai. Tai tiem, kas pirmą kartą čia, norėčiau pristatyti vietą, kur jūs esate. Jūs esate Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos Merkinės lankytojų centro Šalcinio galerijoje. Sakyčiau, visą
priekį. Pamirškite, užtenka Šaltinio galerijų. Va, tai ir čia dabar mes esame savotiškai, lyg tai matot, truputėlį susispaudę. Čia suneštos kėdės yra, bet iš tikrųjų čia šiuo metu vyksta paroda. Vyksta 30 metų Šaltinio galerijai paroda, kurioje eksponuojama Elvyros Petraitienės fantastiška keramika. Dabar jinai prigludusi prie sienos, bet atkreipkite dėmesį, kokie tai yra nuostabus darbai. Aš anksčiau kolekcionuodavau vaikų žavesį, kai jie eidavo į parodų salę, nesvarbu iš kur, netgi iš Vilniaus atvažiavę vaikai, jie eina į parodų salę ir sako, iš Vilniaus sakė, mein Gott, vokiečių kalbą mokosi vaikas, ne? Va, tai nustemba daug, kad matėsi gražu. Dabar, kai buvo šita paroda, kai yra šita paroda, aš jau kolekcionuoju vyresniųjų žmonių, suaugusių, kadangi ateina ir pamato tą nepaprastai gražią dermę ir pasako, vau, atsidūstas to palengvėjimo. Taigi, Elvyros Petraitienės keramika, o ant sienų tai yra Morkvėno, žinomo gamtininko, kuris gyvena Musteikos kaime daugiau negu Vilniuje. Paroda su labai gražiu pavadinimu Laimingi Musteikos pasaulio žmonės. Įsiklausykite, ne kaimo žmonės, o Musteikos pasaulio žmonės. Ir štai čia virš mūsų suposi Laimos Saviševienės, kurgi yra Merkiniškė sodai. Nepaprasta dermė, kuri charakterizuoja labai stipriai štai visą kūrybinę potenciją štai šito krašto žmonių. Ir ten štai truputėlį už ekrano yra patalpa, kurioje nesikeičia ekspozicija. Ten yra eksponuojama Jono Grigaravičiaus mūsų surinkti darbeliai, kurių dėka, na ir tų darbų, bet svarbiausia tai autorės knygos dėka, mes šiandien sutinkame štai tą knygą. Apie Joną Grigaravičių galbūt tą jo kolekciją pakalbėsime, kas norėsite, papasakos truputėlį apie jo kolekciją štai. Bet galbūt ne visi galėsite išbūti iki galo, kantrybės turėsite. Tai aš pasakyčiau, kad kuo aš visada baigiu pasakojimą apie Joną Grigaravičių, ne? Tą vėliau pasakysiu. Iš tikrųjų, štai Jonas Grigaravičius labai svajojo, kad būtų išleista knyga. Iš tikrųjų, jisai norėjo, kad būtų išleista jo knyga, jisai aišku nesulaukė savo knygos, bet jisai save įsivaizdavo daugiau kaip dailininką. Pamatysite, kad ten yra jo paveikslai nupiešta, drožinėlį, labai gražių drožinių, šventųjų skulptūrų, visą kitą. Ir čia atnešiau albumą, kas norėsite, galėsite pavartyti, tai yra primicijų paveiksliukai, ne? Ir Dzūkijos nacionalinio parko laikraštyje Šaltinė yra spausdintas labai gražus straipsnelis, kurį Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotoja parašė labai įdomų tokį straipsnį apie štai šitą albumą. Apie šitą albumą, kuriame, reiškia, surinkti tie reiškia, atvirukai. Ir jie čia neeksponuojami pastovi, kadangi jinai pavarčius šitą albumą, kai kam nusiskanavus, nusikopijavus, sako, žinote, jūs geriau tą albumą paslėpkite, nes kolekcionierių nervai silpni, gali ir pasiskolinti. Nes kai ko neturi ir Mažvydo biblioteka. Tai va, iš tikrųjų, Jonas Grigaravičius nepaprastai spalvinga yra įvairiapusė asmenybė. Va, ir ten yra tokios įdomios labai dėžutės, ne? Artėjant Lietuvos Krikšto jubiliejui, jisai pradėjo drožti įvairias tokias dėžutės, daryti savadarbės, ir tas savadarbės dėžutės pripildė štai tokių akmenų, ne? Va, nu, žmonės jau 1000 metų, reiškia, šitą matėte, va, ir žmonės 1000 metų įvairių ženklus braižo akmenyje, bet visgi labai svarbu intencija, kam tu tai darai, koks yra tavo tikslas, ne? Kūrybos tikslas, gyvenimo tikslas. Ir kai aš Jono Grigaravičiaus paklausiau, sakau, Jonas, o kam jūs akmenyje drožite tą kryžių, Dievo kančios simbolį? Pas jį buvo fantastiškas atsakymas. Kai aš pamačiau, kaip raudonukai naikina tikėjimo ženklus, pradėjau drožti akmenyje, iš čia nieks neišgrauš, dantis išsilauž. Ir va čia iš tikrųjų reikėtų gal palinkėti visada, kad mūsų vaikai, anūkai taip savo gyvenimus įrašytų, kad niekas niekada jokiais dantimis neišgraužtų. Ir vienas iš tų kelių, kad neišgraužtų, tai yra knygų leidyba. Nes tu gali kalbėti labai daug ką papasakoti, bet pakol nėra knygos, pakol nėra popierius. Labai gražu, dabar tie veidaknygės pilnas informacija, savotiškai tokie burbulai, kur informacija, reiškia, tokie jinai ne visada prieinama, ne visada labai ieško. O štai knyga spausdinta, jinai plinta, jinai gyva ir nenumirs, ne? Jinai gyvens ilgai. Tai štai iš tikrųjų dar padariau labai didžiulę klaidą ir nepristačiau mūsų svečių. Įsiaiškinom, iš kur visi suvažiavę. Ne? Taigi, knygos autorė, sudarytoja, docentė, daktarė Gaila Tindienė, didžiausia aplodismentai. Aš manau, kad kažkur ten didesties kraštelės sėdi Jonas Grigaravičius su Kleofa ir džiaugiasi jumis.
kad jūs įgyvendinat jo svajonę ir mūsų svajonę turėti knygą apie Joną Grigaravičių. Aš manau, kad to pristatymų mūsų to renginio dabar džiaugiasi visa tokia didžiulė kompanija, kuri čia susirinko. Ačiū. Taigi, Arvydas. Taip? Tada, jau minėjom, Raskila. Dar kartą plojam Raskilai. Marijampolės kultūros centro vaikų ir jaunimo kapela Žiogeliai, vadovė Virginija Kanevičienė. Ir dabar turbūt žodis. Dabar taip, tai va kaip tik ir Marijampolės Žiogelius ir pakviesime Grigoravičiaus kraštiečius, nes jis buvo iš Sasnavos, o čia faktiškai iš Kazlų Rūdos yra. Tai net aš knygui tokią vieną klaidelę tam patarmėje padariau. Priklauso. Nes labai greit reikėjo iš tikrųjų rašyti, aš nežinau, per 1,5 metų, aš nežinau, per kiek laiko tos knygos turi gimti ir taip greitai. Tai Žiogeliai, bet viskas prasidėjo turbūt nuo tradicinio muzikavimo kursų. Nes mes tam kaip tik ir važiuodami čia pirmą kartą pamatėm va šitokį rankraštį. Pradėjom jį kopijuoti ir iš jo mokytis. Tų rankraščio šokių rinkinio, kaip Grigoravičius pavadino šokių rinkinėlius kukliai, bet čia yra 144 notacijos, beveik 200 puslapių. Tai ir kaip tik Žiogeliai, nuo pat pradžių ir pradėjo mokytis tos muzikos, tai porą kūrinių, dabar jie ir pagriež pasakys. Lietuviškas maršas, paskui galima Virginijai paaiškins, kodėl aš drįstu groti iš naktuvų, nors liaudiškai muzikai tai nebūtinka. Vaikų ir moksleivių, liaudies kūrybos atlikėjų konkurso laureatė, kartu su draugė negalėjo atvykti. Tai jinai kartu su Vytautu, nes jie irgi yra laimėję konkursą Linksmoji polkutė pirmą vietą abudu.
visa kapela ir net visas orkestras, bet jie kažkaip išsibarstė šią vasarą, tai ištraksėjo po tas pievas. Todėl mokytojai Virginijai teko mokytis antrą balsą, skubiai. Todėl čia, bet yra puiku, kai ir dideli žiogai padeda ir gali vis tiek išsisukti iš bet kokios situacijos, o iš kitos pusės, taigi tie žiogeliai ir užaugo. Čia labai, aš kai 3 jau metus groju tokiam amžiui, tai tiesiog gali sakyti, kad augi su šitą muziką. Ir tai yra labai labai smagu. Na, bet man dabar tenka tokia priedermė ir aš tikrai net vienu momentu buvau labai labai susigraudinusi, kadangi tas visas ratas atėjo, tas ciklas nuo to, kai mes gavom šitą rinkinį čia, tą rankraštį, kurį pasižiūrėkit išleidom labai panašiai, va tokio pat dydžio, matote, ir knyga, ir rankraštis, tą formatą parinkom labai tokį patį. Na, kad būtų tas autentiškas, toks kvapas, ar ne, tas išlaikytas. Ir nuo to, kai man buvo patikėtas tas rinkinys, iš tikrųjų gana ilgai jis išbuvo mano rankose ir mano namuose. Ir dabar jau aš jį gražinu čia, nes Gregoravičius jisai buvo gimęs Sūduvoje. Ir šiaip, kai čia apsilankiau ir Algimantas Černiauskas man visą medžiagą suteikė ir sako, žinai, bet jie iš bajorų giminės, sako, kilę, jeigu pasidomėsi, tai aš galvoju, ką aš ten domėsiuos, man svarbiausia rinkinys. Svarbiausia natos galvoju, ką aš ten domėsiuos. Bet žinokit, kai nuvažiavau ir pavyko rasti iš tikrųjų Gregoravičių giminaičius ir Domicelę Gregoravičiūtę jo dukterėčią. Nes jisai buvo gimęs 12 metais ir išgyveno beveik 100 metų. Ir Birutė Strupinskaitė, dailininkaitė, kuri beje čia šiandien su vyru taip pat dalyvauja šiame renginyje. Tai aš supratau, kad teks rašyti ir labai noriu rašyti apie tą giminę, visą istoriją, nes išaiškėjo, kad jie ir jau, jisai tas Gregoravičius, dėdžiukas, kaip jie vadino, dėdžiukas. Tai jau jis buvo 3 kartos vargonininkas ir mažiausiai 3 kartos bažnyčių restauratorius ir dailininkas. Jeigu jo vyriausias brolis Juozas, gimęs 19 amžiuje, buvo jauniausias 8 vaikų šeimos sūnus, gimęs dėja jau po savo tėvo mirties, bet jį mokė dėdė. Tai tėvo brolis irgi buvo puikiai mokėjo groti įvairiais instrumentais ir jų namuose stovėjo fortepijonas. Ir jie restauravo net Pažaislio vienuolyną savo laiku. Jo tėvas buvo pagaminęs Sasnavos bažnyčios vargonėlius, senosios Sasnavos bažnyčios, pats sumeistravęs. Ta bažnyčia dabar yra Rumšiškių muziejuje, senoji tokia įdomios formos ir tik, man atrodo, dėja be vargonėlių. Tai čia dar yra tokia spraga, kurią galima užpildyti. Ir tada tikrai, besikalbant, tai čia kaip tik tų vargonų yra brėžinys. Nes namuose jie iki šiol saugo Domicelė yra su dokumentais, kurie siekia 17 amžių originalais. Ir bajorystės jų originalais, ir kitais, čia yra 19 amžiaus vidurio natos, iš kurių vaikams mokytis, jo tėvui mokytis. Senelis pasisiuntė iš Leipcigo natas ir mokėsi iš jų. Tai čia yra išlaikyti mokykliniai sąsiuviniai, nes jie beje buvo labai įdomi giminė, labai raštinga, labai šviesi, dėl to, kad aš radau dar Simono Daukanto istorijoje žemaitiškoje, kad jų prosenelis, matyt, aš taip galvoju, jisai netgi 14 amžiaus antroje pusėje jis jau dirbo raštininku. Ir net kur, o didžiojo kunigaikščio Aleksandro dvare ir dalyvavo derybose įvairiose. Tai iš čia matyti ir tas polinkis į tą raštą, ir į tą meną, ir į muziką. Ir tikrai, ir jie namuose mokėsi tikrai labai daug patys.
Nors iš tikrųjų čia yra išlaikyta 19 amžiaus pabaigos nuotrauka, 1888 metų, mes manome, kur yra jo senelis per vidurį, tėvas yra už žmonos nugaros ir su vyriausiu broliu ant kelių. Ir šalia dar irgi yra tas Stanislovas dėdė ir dar motinos sesuo. Čia yra dokumentais, čia išlikę Jono Grigoravičiaus, nes tėvas irgi buvo Jonas Grigoravičius, mokykliniai sąsiuviniai, nes jie turėjo dvarą Milvyduose, Kuršėnų valsčiuje, bet neteko to dvaro ir matyt todėl teko užsiimti kažkokią kitą veiklą, ieškoti profesijos ir taip tapo vargonininkais. Ir tikrai buvo labai šviesūs ir raštingi, tikrai ne tokie kaip Juozo Naujalio žodžiais tariant, kurie nemoka nei vienos gaidos ir kuriuos reikia mokyti. Dar 20 amžiaus pradžioje, jie jau 19 amžiaus vidury, jie jau puikiai grojo iš natų ir mokėjo tas natas. Ir čia jau yra ir sąsiuviniai rusų ir lenkų kalbomis, čia yra beveik visa šeima jau vėlesniais laikais. Ir tikrai po pirmo pasaulinio karo Grigoravičių šeimoje, pačiam tam Jonui Grigoravičiui, jauniausiam vaikui ir šiek tiek vyresniems broliams, tiesiog reikėjo ieškoti, kur mokytis ir jie tikrai vėlavo, jisai ir su pradinė mokykla, bet namuose išmoko tiek daug, kad labai puikiai įstojo Marijampolės Marijonų, tai yra vienuolių vienuolijos gimnazija, kaip žinome, gimnazijos tuo metu būtų kaip kolegijos, ar ne? Labai aukšto lygio ir įdomu, kad čia yra nuotraukos iš gimnazijos laikų, kuris ir pačiam viršų, jis šiek tiek peraugęs, man šiek tiek vyresnis, tas, kur nuskusta galva berniukas stovi šalia istorijos mokytojo. Ir buvo pučiamųjų orkestras priklausė gimnazijai, kaip ir tais laikais. Daug turėjo gimnazijų, savo orkestrus ir pučiamųjų ir styginių. Čia jis yra kaip tik iš gimnazijos laikų, jo nuotraukos. Vienu metu norėjo tapti kunigu. Tai įdomu, kad vienuoliai mokėsi groti, rengdavo šokių vakarėlius, turėjo orkestrus, jis norėjo tapti kunigu, bet sveikata buvo per silpna ir nepaisant to išgyveno, pasiekė beveik 100 metų. Ir visą tai reikėjo aiškintis. Tikrai nebuvo taip kaip ant delno išdėstyta ir parašyta, kiekviena pavardė, kiekviena, tik tai labai gražiai buvo išsaugoti visi dokumentai baigimo. Dalis čia, šitam muziejui, dalis šeimos archyve, nes Domicelės Grigoravičiūtės butelis iš tikrųjų yra irgi kaip muziejus. Ten yra ir daugybė dailės dirbinių, ir daugybė dar albumų, fotografijų albumų, ir jinai pati iš tikrųjų ir studijavus, ir vertus į savo šeimos istoriją, ir nori dar tęsti rašyti ją. Kaip jis atsidūrė Grigoravičius Dzūkijoje? Tiesiog ieškojo darbo, vargonininko ir kartu restauratoriaus, jis dirbo abu tos darbus, ir kaip vargonininkas, ir kaip... Bet jaunystėje tai turėjo kapelų, įvairiausių kapelų turėjo ir grojo tose vakarėliuose. Dėl ko jis rašė natas, jis galbūt negrojo pučiamųjų orkestre, jis grojo pas smuiku, koncertina, kaip sako, mokėjo reikalų esant ir cimbolus susitvarkyti ir pasiderinti. Įdomu, kad netgi sakė, kad ir būgną netgi derindavo pagal tonacijas. Reikėjo, kad būtent taip sudėrėtų, kaip reikia. Aišku, mokėjo groti ir fisharmoniją. Čia matome jo brolio pagamintas kankles Juozo. Jos, matot, yra suvalkietiškos, bet truputėlį kitokios. Vis tiek su išmonė, kaip jau tikrai restauratorius bažnyčių, jis va čia tas brolis yra apie 30 metus. Kai jie su jau sesers vyru sumanė nukeliauti iki Italijos, pasižiūrėti meno dirbinių, bet keliavo su kanklėmis, nes jisai susipažino su puskunigiu, nusipirko iš kito meistro dar kankles ir jie dviese, būdami ir dailininkai, ir domėdamėsi meno dirbiniais, bet jie keliaudami domėjosi ir muziką, ir ne tik domėjosi, bet jie buvo su tautiniais kostiumais ir keliaudami jie grodavo gatvėse. Tai buvo šitos kanklės keliavo iki Italijos, sugrįžo atgal, buvo išsaugotos buvo giminėje
Ir dabar jos yra padovanotos Marijampolės krašto muziejui. O štai čia mes matome Joną Grigaravičių ir jo išrinktąją nuotaką, kurie kaip tik ir muzikuodavo dviese, jo žmona. Jinai buvo labai gera siuvėja, kilusi taip pat iš Šakynos, iš Žemaitijos, bet kažkaip atsidūrusi Sasnavos valsčiuje. Ir pati ta muzika jos ir suvedė. Ir matot, kaip jie muzikavo gražiai smuiku ir kanklėmis. Tai šitaip jie ir pradėjo nuo Butrimonių, kuris dirbo 39 vargonininkų, beje, ten liko jo fortepijonas, jis prašė, kad jį ten atvežtų, bet prasidėjus karui nebegalėjo susigrąžinti. O jie susituokė jau pokario metais, kada teko labai slapstytis, nenorėjo įsikariauti, jie nenorėjo į rusų armiją, į Raudonąją armiją ir slapstėsi, ir ką slapstydamas jis darė, kūrė kiekvieną dieną tai ornamentus. Tai eilėraščius rašė, ir tokius muzikalius, ir Bethoveną minėjo, ir žodžiu, tikrai. Ir va čia vienas iš tų piešinių, kur dabar mes šitą gražią padarėm afišą, nebematau, kur jinai pasislėpusi, tai kaip tik jo yra piešinių, nes jisai piešia kiekvieną piešinį, kiekvienam muzikos garsui. Yra po piešinį. Ir mano knygoje čia yra įdėti tie paveikslai, bet ne, čia paskui laminatas, jau nėra šito. Spalvotos įkrijos yra įdėtos, nes aišku, tikrai turi tokį antrąjį čiurlionį, negali to nepadaryti, ar ne? Ir va, štai čia yra ta visa serija, ir galbūt buvo ir daugiau tų paveikslų. Ne viską mes sudėjom, tai kas buvo gražiausia, bet va šitas, nežinau, jis labai jau tai reaguoja. Bet ta kanklininkė gražioji, tokia gal Šimonį primenantis paveikslas, tai ji reiškia 3 oktavos, 3 oktavų garsai, visų 3 oktavų garsai. Šito man nereikia, tai tu dabar eik tolyn, gerai? O kas man iš tikrųjų dabar priguli, tai reikėtų taip tikrai tą padaryti, tai sugrąžinti šitą gražų rankraštį į Merkinės, Dzūkijos nacionalinio parko, Merkinės lankytojų centro Šaltinio galeriją, kur tikrai yra labai daug dirbinių Grigaravičiaus ir labai didelė jo palikimo dalis, kurią jis padovanojo, kiek aš žinau, jis labai gražiai, čia tikrai labai gražiai, nes jis gyveno čia beveik 50 metų Dzūkijoje, Merkinėje būtent, nes jau pokariu jis turėjo slapstytis nuo KGB, tai jis pats ir rašė taip, kad jis turėjo slapstytis nuo KGB ir dėl to, kad buvo vargonininkas, ir dėl to, kad netarnavęs ir visai kaip. Nežinau, kodėl. O tu ištrinėjai. Tai šiukšlinė dabar čia. Nėra šiukšlinė. Žiūrėjau šiukšlinė. O tas gyvas, sveikas, visi puslapiai yra. Va, pasižiūrėkit, kaip atrodo rankraštis plunksna rašyta, juodu rašalu. Nors iš tikrųjų ne iš eilės rašyta. Žodžiu, nes jis vėliau, matyt, įrišo. Jie mokėsi gimnazijoje ir knygrišystės į pamato. Už tai sakė, kad tų albumų ir įvairiausių va tokių. Šiaip rankraščių aš radau 6 jo namuose, natų rankraščių. Yra giesmių, yra 2 sąsiuviniai kanklių, cifruoto. Va, ta buvo puskunigis sugalvojęs tą cifruotą rašybą. Tada yra giesmių, yra jo paties eilėraščiai sukurti, kuriuos jis pradėjo būtent saugodamasis ten vos žmogui tokio dydžio slėptuvėje. Pradėjo kurti tos eilėraščius, paskui prikūrė melodijas 2 balsams, nes jie iki pat senatvės gilios su Kleopa, su žmona, jie 2 kartu dainuodavo duetus labai gražiai. Tai paskui jisai matyt įrišo ir taip įdomu, kad prasidėjo nuo fokstrotų, nes čia yra labai įvairių tų šokių, nuo tautinių, nuo senųjų. Tokių kaip menuetas. Paplojam, kad Gintaras Aš svajingai knygą rašau. Jau dabar man, kad čia
Prieš daugelį metų čia vat, ir Giedraičiai yra transleibus atvažiavę irgi va, stovėjom ten prie kapėjimo aparato ir buvo tas skanuojama šitą, reiškia, va. Ačiū Jums, ačiū. Idėjėmės labai gražiais pavadinimais. Labai gražų pavadinimai ir dabar šiek tiek buvo tik vienas egzempliorius, ne, ir galėjo mums tą rankraštį nedėga, ne, galėjo kažkur tai išnykti. Ir dėka Jūsų mes turim dabar ne vieną egzempliorių ir dar kokį tyrimą į darbą atlikta. Kiek sužinota, kiek aprašyta, nuoširdžiausiai ačiū ir dar kartą aplodismentai knygos sudarytojai. Simboliškai įteikiu vieną, o dar 6 lieka yra pačioj, nes jų priklauso 35 egzemplioriai. Tiek, kaip prisižadėjom, tiek ir atiduodam. Ačiū, ačiū. Už tai sunkiai sveria. Tai gal tą ekraną šitą išjungti tada reiktų. Kad neišvėtų. Tai nuo tų senųjų šokių labai įdomu, nes galėjau lyginti ir su kitais rankraščiais, kuriuos jau pavyko rasti, bet šiaip tokių rankraščių yra tikrai gal 6 kokių Lietuvoje, kol kas žinome, nedaug. Tuo išjungsim, tuo mes tą Taip pat galėjau lyginti su įrašais. Nes mes turim 20 amžiaus įrašų. Ir kapelų, ir dūdų orkestrų, ir Lietuvoje, ir Amerikoje. Tai vat, dabar pagrosim valsą menuetą, tai yra iš tikrųjų menuetas 17 amžiaus šokis. Tai pasirodo buvo populiarus dūdų orkestrų kūrinys. Yra ir įrašas, ir yra Gergalavičiaus šito rinktiniai. Valsas menuetas iš C. Ar tai per didelis krūvis, 17 mokyklų iš. Bet ją vartydama, kai pamačiau, kad iš tikrųjų pasirodo dūdų orkestrų natos Lietuvoje buvo išspausdintas tik 39 ir 40 metais du sąsiuviniai. Iki to nebuvo jokių natų, buvo vien tik rankraščiai, vardai ką sukurdavo patys kapelmeisteriai, patys orkestrų vadovai ir ką užrašydavo va tokie muzikantai kaip Jonas Gregoravičius. Ir stebuklo būdu va išlikę, kur ant rankų pirštų gali suskaičiuoti dabar tos rinkinius. Tai labai tikrai rodo unikalumą ir vertę didžiulę tokių natų. Ir aišku, dar ką rodo. Tai rodo, tikrai yra tie seniai šokiai, yra suktinis, yra klubakos tautiniai, bet nevadino tautiniais. Bet dar iš kitos pusės, jau vis tiek matosi, kad kaip pučiamųjų orkestruose, tai 3 dalių formos, daugiausiai tie šokiai, su trio, įvairios tonacijos, labai daug ir minorinių tonacijų yra. Ir nes perimta labai daug iš carų laikų dar repertuaro. Ir dar kas labai gražu yra, kad ir valsų ir polkų metas. Net bet ir tas minuetas, tai pavadintas valsas minuetas. Polka mazurka, ne? Tai jeigu mazurka, tai ne mazurka, polka iš 3. Tai va tokie dalykai.
Bet dar yra labai įdomu, kad šitą mūsų tas veikla, ką mes čia platinam, mokėmės, grojam, įrašėm muzikos albumą, kuris per QR kodą čia yra dabar pasiekiamas šitoje knygoje, tai nenuėjo veltui, va Emos mokytoja, Juozo Gruodžio, kaip dabar konservatorija vadinasi, sako, taigi mano senelio dar yra tokios natos, Rūsy. Mes, sako, mes tvarkėm Rūsį namą, radom tokias natas. Ir mes tik tai praeitą rudenį su Arvydu nuvažiavom pas tą mokytoją į svečius ir net nešė man tą rinkinį, aš pasižiūriu 912 metai pradžia. Tai jau čia tai radinys. Bet jeigu mes nebūtume pradėję skleisti ir populiarinti šito leidinio, šito rinkinio, tai nebūtų atsišaukęs ir anas. Tai va toks iš tikrųjų stebuklingas radinys, nes iš Veiverių gimnazijos laikų, mokytojų seminarijos, tiksliau, iš Veiverių mokytojų seminarijos. Ir dar didesnis, netgi 190 melodijų. O dabar pagrosiu tokį valsą, kurį pradėjo mokytis patį pirmą, aš pasičiupom mes kaip vėžikai, beje, esame įrašę čia trise, ne dviese. Valsas vadinasi nieko metų. Ir tokių valsų ir polkų gražių yra po 36. 36 valsai, 36 polkos. Nu, toks išlaikytas. Jo.
iš tikrųjų sakau, labai įvairūs tie šokiai. Va, kad griežė žodeliai, kai paskui Aidas man parvežė savo mokinio. Ten iš Amerikos gautas natas, toks Elsnikas, Vitak ir Elsnik, 23 metų, lietuvių aranžuotės, nes šie buvo čekų kilmės kompozitoriai, jie Amerikoje ten visų tautų aranžavo, buvo ir lietuvių. Ir aš vartau užmėtas natas. Žiūriu, šitas yra Gregoravičius rinkinys, šitas yra Gregoravičius rinkinys, šitas ir nieko nesuprantu, kas čia vyksta. Ir paskui, nes jis pats pasakė, sako, su koncertina buvo natos. Tai va taip, jos iš Lietuvos nukeliavo Ameriką, buvo aranžuotos ir atkeliavo čia į Lietuvą, dar Smetonos laikais, tarpukario. Tai va labai tokios įdomios tų šokių kelionės. Pirmyn atgal jos keliauja, iš kitos pusės. Na, ir tokių tautinių bendrijų, kaip dabar sako, yra tų šokių šitam rinkiny. Tai mes radom ir to Klezmerio, Lietuvos žydų, ir netgi polka favoritė. Nu, šiaip yra būdų orkestrų labai dažnai, ne? Mes užrašinėjom ir ekspedicijose, polka favoritė, polka. Kokia ta polka favoritė? O dabar išgirsit. Iš Dabar atsimenu, kad praeitais metais, kai grojom, tai dar užkliuvo, neprisiminėm iki galo, dabar jau prisiminėm.
kad tai nebuvo vien valsai ir polkos, kad labai plito fokstrotai tuo metu. Ir šitam rinkiny tai yra tiesiog kaip šokių istorija. Iš tikrųjų, nuo Džini iki Čarlstono ir nuo anglų valsio su labai romantiškom gražiom dainom lietuviškom iki tango. Ir tie tango ne tik taip kaip paskutinis sekmadienis, bet ir tokia kaip Aldona arba širdies melodija reiktų sakyti. Tai kur irgi sukurta matosi Lietuvoje, tikrai ne kompozitorių. Nors matyti jie ir tos kelionės metu labai nemažai sužinojo ir man pavyko rasti netgi irgi su knygėm mes meninam įrašus ir keliam į internetą. Tai ir vokiečiai tą daro, ir lenkai. Tai pavyko tų įrašų ir aš įdėjau nuorodas į knygą. Tai ir tikrai pasileido, tai tikrai, girdėkit, tie šokių orkestrai to meto grodavo. Kadangi aš dabar mes neleidžiam, tai mes galim be konkurencijos pagroti, kaip mes jas grojam. Tai būtent ta širdies melodija tango, ne? Visą tą kelionę iš tų rinkinių, iš to rinkinio nuo 30 metų iki 37 prieškario jau ir nuo Menueto ir Mazurkos iki Čarlstono ir tango. Tai vis tiek reikia prisiminti ir dar ir tuos senuosius šokius. Ir labai įdomu, kad prasideda rinkinys nuo fokstrotų, pasibaigė pačiais seniausiais. Gal jis slėpė iš tikrųjų, nenorėjau, kad pamatytų tą visą to meto, vis tiek tai turėjo tą tokį užtaisą patriotinį, visą ideologinį, ar ne. Bet aišku, kad buvo ir kaip minėjau, tų carinių šokių. Ir mūsų to renginio ir koncerto pabaigoje, tai noriu pasakyti, kad knygą galima įsigyti. Nežinau, kiek dovanos ir kiek skleis čia merkinėje, nes jie turi šiaip 10% mūsų viso tiražo. Bet ir tada koncerto pabaigai tik mūsų ta šauniausia kapela su įvairiausiais instrumentais, beveik visais, tai ko gero gal ir visais tais, kuriais grojo ir Grigoravičiaus kapelos jaunystėje. Noriu pakviesti Raskilą iš Birštono, kurie
pagros mums dar 3 kūrinius. Ir vienas iš jų yra beje Lezginka, kuris čia Dzūkijoje buvo pamėgtas kaip lazdynėlis. Ir aš galvoju, gal čia daugiau dzūkiškas, bet yra tikrai iš tos carinių laikų kariuomenės, per kariuomenę matyti plitęs šokis. O gal ir per natas, kurį mes nematėme dar, kuris net prispausdintas, nebūtinai vien tik yra prieštinės. Ir ką jie dar pagros, dar ir pasakys. Prašau, suprasti. Tume pašokti Lezginką, bet supratau, kad nelabai. O, mūsų direktorė. Išmoksite. Mes net vietos padarytume, mes net įlystume nadą erdvę. Nematytų nieko. Išdėksim šviesą, pasimatys. Taigi, Lezginka, po to prie jūros valsas, o jau prie jūros, tai ko gero, kad kokią nors Zuzaną mes sutiksime ir bus paskutinis kūrinys, tai polka Zuzana. Apie šitą valsą, nes ir mano knygos dalis yra skirta melodijoms toms būtent, bet aš ir to dar neparašiau, bet parašysiu. Kad šito valso pradžia yra randama jau 12 metų, va tam rankrašte aš ją radau, ir pavadintas, aš galvoju, vokiškas valsas. O matyti, Grigoravičius dar pridėjo porą dalių ir ko gero čia kokios 5. 5 dalys.
suteikti žodį, labai norėčiau pakviesti Gregoravičiaus, Jono Gregoravičiaus, na jau aš sakyčiau, kad jau kaip ir nebe dukterėčia, bet dukterėčios dukterį, Birutę. Norėčiau labai pakviesti, tarti porą žodžių. Yra labai malonu visiems pajusti tą dvasią merkinės ir dėdžiuko tuo labiau. Tiesiog net ir graudu pagalvojus, kad šitiek metų praėjo ir taip viskas įsigvildeno iš žmonių pagalba. Tiesiog tikrai dar kartą norėjusi paklausytos gražios, tokios nuostabios muzikos. Nes, kaip supratot, čia viskas skamba iš to rinkinio, žinokit, niekur iš kitur nei vienos melodijos nėra. Aišku, mes buvom jau Marijampolėj ten. Irgi visko paklausiau, bet tiesiog galvoju, atvažiuosiu dar kartą. Dar kartą atvažiuosiu į Vylės koncertą. Tiesiog labai ačiū visiems, kad susirinkot, kad tie gausiai susirinkot. Miela buvo čia lakstyti, aš kai vaikystėje prabėgiojau šitus visus apylinkės, į tą namelį senų 7 gatvėj, į kapus, į tą didžiulę pušį, tokiam dėliam dėdžiukas atsivedęs mus rodė, sakė, žiūrėkit vaikai, kokia gamta, nu koks piliakalnis, koks grožis, kaip gražu. Tiesiog nuostabu man čia pabūt, pasidžiaugt. Visiems linkiu labai išmoktas melodijas. ir grot muzikantus, būtinai grot. Linksmit, prisimint. Labai ačiū. Labai ačiū.
Gal dar žodį buvo. Ir žodį. Valia galima, aišku, čia šeimininkas, jūs dabar sakykite. Iš tikrųjų mes galim įvairiai apibūdinti įvykį, kokį nors daiktą, meno kūrinį, ar knygą galų gale. Netoli Merkinės gyvenantis Lietuvos tapybos grandas Povilas Puitekūnas, jis turi labai įdomų apibūdinimą. Jisai kartais skambina, sako, žinai, sako, vat, nesakysiu gera, kadangi tai yra subjektyvu, graži irgi yra subjektyvu, aš pasakysiu taip, tai yra sveika. Tai va šita knyga irgi yra sveika. Jinai sveika yra ir ne tik jinai sveika yra, ne? Jinai turi kitą magišką dalyką, tai kaip grūdas, kuris krenta į dirvą ir galima, tai laukti kažkas iš jos išaugs, ne? Kadangi čia yra padauginta, padalinta ir taip toliau. Taip, kad nuoširdžiausias dėkui už tą knygą, už tą dovaną, ne tik Merkinei, lankytojų centrui, bet visai Lietuvai dovaną. Ir norim nuo Dzūkijos nacionalinio parko, Merkinės lankytojų centro. Mes niekad nedovanojam jokių garbės raštų, padėkų, paskui nebėra kur dėti, žmonės apsisunkina. Mes padovanosime, pirmą dalyką jūs girdėjote, ne? Tai Dzūkijos nacionalinio parko yra toks labai geras yra kompaktinis diskas Dainavos girios garsai. Man kyla įtarimas, kad žmogus dainuoti išmoko iš paukščių. Riaumoti iš meškos, ne? Yra tokių teorijų. Yra tokia teorija, ne? Va, tai toksai kompaktas, ne? Ta čia yra su iliustracijom apie šitą štai kraštą. Ir Merkinės kryžių kalnelio istorija. Ačiū labai. Ir Merkinės kryžių kalnelio istorija. Prie ko čia dabar kryžių kalnelis, atmintis, laisvės kovų atmintis ir muzika. Dėka Aritmijos festivalio į tą kryžių kalnelį į atminties lauką atkeliavo ir muzika. Nežinau, čia labai daug svečių yra, kas jūsų nebuvote, tai siūlyčiau aplankyti, ne? Va, ir ten iš tikrųjų įvyko nepaprastai gražus dalykas muzikiniai kūriniai. Juk tie žmonės, kurie kovoja už laisvę, jie už tai ir kovojo. Kad mes galėtumėm kalbėti, ką galvojam, išpažinti tikėjimą, kokį norim, dainuoti dainas, kokias norim, ne? Va, tai čia iš tikrųjų įvyko tada nepaprastai gražus dalykas ir jaunimas sušoko šokį, ne, šiuolaikinį šokį. Ir patikėkite manim, žmonės, kurie ten dalyvavo, buvo sujaudinti iki ašaros. Tai buvo tarptautinė stovykla, reiškia, įvairių šalių jaunimas sušoko nepaprastai gražų atraktyvų šokį. Taigi, tai šitą. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū už palaikymą, nuolatinį tikrai buvo. Taip pačiai ir Raskiloje, ne? Vis maso kiršiavimo bėda yra, ne? Lygiai tas pats. Ačiū labai. Ačiū dar kartą. Ačiū už nepaprastai gražų koncertą. Ačiū. Žiogeliai. Kur žiogeliai? Žiogai ir žiogeliai. Žiogai. Kur pasislėpė žiogai ir žiogeliai? Čirškė kažkur tai. Čirškė, ne? Tai gerai, kai čirškės čianai, tada mes tik padovanosime. Taip? Ir žiūrėkite, kadangi iš tikrųjų čia gavo vadai, ne? Vadai. Nu, jo, va. Tai kadangi čia labai buvo daug nepaprastai gražaus jaunimo, tai neįsibėgiokite, kiekvienam iš jūsų prisiminimui mes padovanosime po tokią štai mažą knygutę apie kryžių kalnelį. Va, ir dabar taip, užsukite pas mus, čia yra arbatos galima išgerti, pasivaišinti, pakalbėti štai apie tą nepaprastai gražią įdomią kolekciją, iš kurios gimė štai šitą puikią knygą. Ir didžiulis portretas turbūt yra ir portretas, jo tapytas. Jo viršelyje knygos, tai ten per pusę sienos aš jau visą. Iš tikrųjų dar kartą nepaprastai jautri išleisti, netgi formatas atsižvelgta, pakartota, tai ir nepaprastai gražiai jautri padirbėta su šita štai visa medžiaga. Ir už 15 minučių, ne? Tie, kas niekada nebuvote štai čia, kviečiu į apačioje pasiklausyti apie Dzūkijos nacionalinį parką. Bus dovana nuo Dzūkijos nacionalinio parko trumpa ekskursija apie Dzūkijos nacionalinio parko gamtinės, istorinės ir etnokultūrinės vertybės. Visada klausiu dar vieną dalyką, gal kas nori ką nors pasakyti? Va, pakėlė ranką. Norim pasakyti. Mindaugas tars žodį, Mindaugas Latelė, kas nepažįsta. Nu kur tau kas nepažįsta, visi pažįsta. Tai šitas, labai savotiškai graudus, labai gražus ir viltingas renginys. Ir aš norėčiau pasakyti, kodėl savotiškai graudus. Už tai, kad kai man tenka ten su svečiais ir ateiti, aš visą laiką sakau, pagalvokite, kiek talentų Lietuva neteko per karus, okupacijas, tremtį. Ir kiek žuvo miškuose, kiek eilėraščių neparašyta, knygų nesukurta, paveikslų nenutapyta. Ir net tie, kurie liko gyvi, jau kuriam laikui, kaip ir Jonas Grigaravičius, kaip sraigė tą kiautą įlinda. Tai pagalvokim, kiek mes
kaip sakyt, galėjom turėti kūrėjų, kurie tiesiog nerealizavo savo talentą. O kodėl labai gražus, tai viskas aišku, čia buvot visi liudininkai, matėte. Va, ir kodėl viltingas už tai, kad dar vienas patvirtinimas, kad rankraščiai neteka. Va, ir ačiū tikrai knygos autoriai, visiems čia grojusiam ir viską. Tikrai nuostabus vakaras, kaip sujungiantis tą visą, ir kaip sakyt, tuos laikus. Ir vienas klausimas, dar labai norėjau paklausti, kuriais metais įkeliavo? 2008. 8 Italija. Ai, ne, aš maniau, kad jūs kalbate. Į Italiją tai 31 aš galvoju, bet 31. Ačiū labai. Ačiū jums visiems. Šiek tiek papildant Mindaugą, ačiū labai Mindaugui už tą gražų žodį paklausimą. Aš jau iš karto reminiscenciją tai man į atmintį, kai apie Mindaugą, reiškia tos, reiškia, tai prisiminkime taip labai dažnai niekinamą Justiną Marcinkevičių, kaip tai parašė sovietiniais laikais 16-mečiai, 30-ųjų metų gimimo jauni ir gražūs, liekni kaip medžiai, vaikiškam rankom šautuvus ima 16-mečiai. Ačiū visiems. Jau geriau smuikus, ar ne? Tai bus smuikas raugas. Jo, geriau imti į rankas smuikus.